Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien pakalbėsiu apie formulių tikrinimą. Sakykime, rašote kokią nors sudėtingesnę formulę, kurioje apima daug įvairių funkcijų. Tokiu atveju gali tikrai būti sunku viską sužiūrėti, kad viskas būtų savo vietose. Čia galima pasitelkti Excel'yje egzistuojančią tokią kaip formulių kontrolę Evaluate Formula. Ją galite rasti po Formulas, po Formula Auditing ir štai čia yra mygtukas Evaluate Formula. Tarkime, aš turiu štai tokią formulę, ar ne? Na ir man rašant galbūt gaunu rezultatą gaunu ne tokį, kokią noriu rezultatą, ar ne? Tai aš galiu tiesiog patikrinti, galbūt kažkurioje vietoje rašydama esu suklydusi. Kadangi, kaip matote, formulė tikrai nėra viena iš paprasčiausių, yra nemažai įterpiama, tai gali būti, kad galima sumaišyti kažkur padėti skliaustelinę vietoje, ar kažkokią tai kabliataškį, ar kažkokią tai kitą kintamą įrašyti neįtinkamą vietą. Tai mes galime patikrinti per Evaluate Formula, spaudus, išmeta mums tokią lentelę. Čia mes matome visiškai identišką formulę kaip ir čia. Na ir spausdami Evaluate mes pamatysime tam tikros dalies rezultatą. Kaip pavyzdžiui, čia mes turime pabrauktą I3, vadinasi, mums Excel'is grąžins rezultatą būtent šito I3 dabar, kai paspausime mygtuką Evaluate. Tai mes matome I3 yra PRD _47115. Spaudžiu Evaluate ir taip, kai grąžinamas rezultatas, būtent tas rezultatas yra tokiu kaip pasvirusiu šriftu parašomas. Taip galima suprasti, kurioje vietoje maždaug atsidūrė jūsų jau tas rezultatas, o ne pati formulė. Tai va, gavome būtent produkto kodą. Toliau, matau, kad pabraukta yra I2. I2 mes turime produkto kodą, būtent žodžius produkto kodą. Spaudžiu Evaluate, štai atsirado produkto kodas. Einant toliau, matome, kad Excel'is mums jau pabraukė visą match funkciją. Vadinasi, grąžins visos šitos funkcijos rezultatą. Spaudžiu Evaluate. Na ir visos šitos funkcijos rezultatas yra tiesiog 5. Toliau matome, kad yra pabraukta index funkcija. Tai vadinasi, bus index funkcijos rezultatas grąžinamas. Paspaudus, gauname, kad tai yra duomenų sritis nuo E1 iki E51. Būtent stulpelis produkto kodas, ko mums ir reikia. Einame toliau. Gavome 3 iš match funkcijos. Toliau matau, kad yra pabraukta J2. J2 mes turime žodį įmonė. Ir štai pasikeitė į įmonę. Toliau matome, kad yra pabraukta match funkcija. Vadinasi, mums turės grąžinti kažką. Grąžino 4. Na ir galiausiai mes turime likusią vienintelę index funkciją. Ir grąžintas jos rezultatas turėtų kaip ir sutapti, ar ne, su tuo, ką mes turim būtent tame laukelėje kaip rezultatą. Datą lingavome, sutapo, mes to ir norėjome iš tiesų. Tai šiuo atveju pataisyti nėra ko, tačiau galite pamatyti, kaip gana lengvai galite pereiti visą formulę, kokią esate pasirašę, ir pamatyti, kokį rezultatą duoda tam tikra formulės dalis. Na ir paspaudus Restart grįžtate vėl į tą patį vaizdą, tą pirminę formulę ir galite iš naujo pradėti Evaluate. Taip pat galite Step In padaryti. Tai ką tai reiškia? Tarkime, jūs čia turite I3, ar ne? Paspaudžiame Step In. Čia dar nėra pakeista, nėra įrašytas rezultatas, tačiau jūs jau matote štai čia rezultatą. Sustepauti išeisite ir jau jums pasikeitė. Tai žodžiu, Evaluate iš karto įrašo rezultatą, Step In
jum gali kažkokią tai vietą pamėlinti, mėlynai parašyti ir parašys apačioj, kokį rezultatą būtent duos ta mėlynai pažymėta vieta. Step out ir matome, kad atsirado produkto kodas. Šiuo atveju jau matote, kad step in nebeveikia. Step in veikia tik tai, kai yra tam tikras laukelis. Tai jeigu vėl paspaudžiu evaluate, gaunu indekso funkciją, vėl evaluate, tada perėjo prie match funkcijos, vėl evaluate, vėl matote, turime kažkokį tai vieną laukelį nurodytą, galime paspausti step in, mums parodo, kad tai yra įmonė, step out, įmetė būtent to laukelio rezultatą, evaluate, pavertė match funkciją į tam tikrą rezultatą, tai yra 4. Na ir turime paskutinę funkciją, tai index, evaluate paspaudus, gaunu data link. Šitaip lengvai galite patikrinti, kurioje vietoje galbūt formulė veikia neteisingai. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.